Mane džiugina, kad jaunimas renkasi pirmiausia studijas, inžinerinės studijas. Ir pasakysiu dėl ko. Pirma tai, kad inžinerinis mokslas skiepija analitinį mąstymą, suformuoja tam tikrą strateginį planavimo dalykus. Ir jums linkiu ir toje konkurencinėje kovoje, kad jūs lydėtų sėkmė asmeniniam gyvenime, kad jūs sėkmingai augintumėte čia Lietuvoje savo vaikus šeimose ir kad būtumėte visą laiką laimingi. Ačiū. Įgijote žinių, tapote savarankiški, daug kas pradėjote dirbti ir mus tai džiugina. Aš džiaugiuosi, kad jūs baigėte Gedimino technikos universitetą. Šio universiteto absolventai iš tikrųjų yra vertinami, turi puikius darbus, turi didžiulius pasiekimus. Šiandien mes Lietuvoje turime džiaugtis, kad mūsų pramonė, mūsų ekonomika auga ir mūsų jaunų žmonių šitai valstybei kelti dar aukštyn reikia. Reikia jūsų žinių, jūsų gebėjimų, jūsų noro užsidegti dirbti mūsų šaliai, mūsų tėvynei. Ir aš tikiu, kad tai iš tikrųjų taip ir bus, nes jūs to norite. Laukiami savo alma mater, rektorius Alfonsas Daniūnas. Diplomas su padėkos raštu už... Sakote plojimais? Kviečiu. Karolis Kalvaitis.